Tai va, tai ir dabar niuansas tas, kad iš principo aš kai pratrūkstu, tai turėtų būti kaip atgalinis ryšys vyrui nedaryti tų 10 kartų. Problema yra tame, kad vaikų dresavimo taisyklė ir šiaip dresavimo taisyklės ir šiaip žmogaus atgaliniam ryšy yra privalomas auklėjimas realiam laike. Nes nerealiam laike net 10 kartų nurijau, pakalbėjau su vyru arba su mylimąja, nesiskaito. Bendriniai sutarimai nesiskaito. Sakys, kada? Kada? Jo. Neatsimenu. Taip nebuvo. Ten, žodžiu, prasideda iškraipimas, taip, nes amortizuojasi atmintis, o neduoda Dieve dar koks nors gaslightingas. Bet gaslightingas dažnai būna ne gaslightingas. Tai yra požiūris, tai yra atmintis selektyvinė ir taip toliau. Ir dabar, iš principo, aš renkuosi, iš klausimų, mano kol kas reakcija iš tikro. Kai man mosteli, iš tikro aš bijau. Aš bijau sukelti įtampą tarp mūsų, o iš tikro, kur ta įtampa yra? Įtampa manyje. Ir aš, kol neleisiu savo būti įsitempusi, aš niekaip neišjudėsiu iš tenais. Ir man iš principo, kai mane sužydžia, kažkaip negražiai pasipavadina, taip, užkabina kaip nors, taip? Pavyzdžiui, aš sustoju ir bandau pabėgti iš savo būsenos. O ką mes paprastai tokioje vietoje jaučiam, pavyzdžiui, Jurgita, ką tu toje vietoje jauti iš tikro? Jeigu sustotum ir taip gerai įsisąmonintum, ką tu jauti. Ta prasme, konflikto tuo metu? Jo, įtampa, pyktį. Gerai, pyktis. Aš pykstu. Tai pas tave yra tai, kad aš su pykčiu nenoriu gadinti santykių, taip? Tai dabar, kalbant apie tą mechanizmą, kurį aš paaiškinau, ką tu dabar darytum kitaip? Leisčiau savo pykti. Bet pykdama, kol kas padarytum pauzę komunikacijai, vieną. Tai yra darau pauzę, jausdama pilnai, ką jaučiu. Taip? Tai čia yra leidžiau savo pykti. Tada, o jeigu pradėtum duoti atgalinį ryšį, su kokiu supratimu savęs tu komunikuotum, kad pyktis yra? Gerai. Gerai, jeigu jis yra daugmaž normaliam lygyje. Jis yra privalomas atgaliniam ryšiui. Dabar taip, ar gausis elegantiškai pirmus 100 kartų? Kartais gaunasi. Jo, bet ar tu skaičiuoji, kad visą laiką gausis elegantiškai? Jeigu tu mokysis naujo būdo iš karto atsakinėti į sužeidimą, ar gausis iš karto visą laiką elegantiškai? Nesigaus. Ar apkabinsi save, kai nesigaus elegantiškai ir nesigaus ir ten nuvarysite pievas? Ar leidi save patirti avarijai? Turėčiau. Jo, nes turėčiau, žiūrėk, aš turėčiau. O ar nori? Nori. Gerai. Nes kol turėčiau, tai va, atleidimas savo. Leidimas savo, tyrinėti naują būdą, kur iš karto sakau, kas man skauda, kas man nefaina. Kai man pakyla karštis, aš pirmą raminuosi, tada komunikuoju. Lygiai taip pat, aišku, jeigu pakyla karštis pas mūsų grožį ir geismą, aš diplomatiškai stabdau, sakau, ramiai, rimstam pradžią. Nes ant karšto nieko gero nesigauna.